Sveikučiai! Šiandien kepsninėje kamembero sūris su riešutais, razinomis ir klevų sirupu. Šiam receptui naudosiu kamembero sūrį, taip pat klevų sirupą, razinas džiovintas, pekano riešutus, spanguoles džiovintas, sviestą, čiobrelius, taip pat druską, pipirus, aitrią papriką, apie tai vėliau. Pirmiausia, nulupsime dalį sūrio luobelės. Šiaip galima ją ir palikti, jeigu jums patinka, bet rekomenduotina kažkiek jas pašalinti, bent jau viršutinę dalį, kad būtų švelnesnis skonis. Kepimui šiuo atveju naudoju molinius indelius, nors galima naudoti ir ketaus keptuvėlės ar šiaip kažkokius indus atsparius karščiui. Kodėl jų reikia? Nes jeigu jų nenaudosit, tai yra tikimybė, kad tešla pratrūks ir tada turėsit svilėsi. Ir neklauskit, iš kur aš tai žinau. Tešlą ištraukus iš šaldiklio šiek tiek palaikom ją, kad jinai atšiltų, nors man geriausias rezultatas, kai jinai dar nėra visiškai atšilusi. Esmė, kad mums reikia didesnio gabalo ir su trupučiu vandens tiesiog suklijuojam 2 tešlos gabalus, kuriuos paskui dedam į sviestu pateptą indelį ir tada jau dedam toliau sūrį ir kitus ingredientus. Tokiu būdu ruošiant sūrį galima eiti iš esmės 2 kryptimis. Vienas tai yra labiau desertas. Tokiu atveju dedam daugiau saldžių dalykų, daugiau pridedam razinų, tų pačių spanguolių džiovintų ir būtinai reikalingi riešutai. Galit vietoj pekano riešutų naudoti graikiškus riešutus, kurie šiam patiekalui suteikia įdomesnę tekstūrą. Džiovintų uogų galima dėti daugiau arba mažiau, tai jeigu įdėsit mažiau, galima pridėti daugiau aštresnių prieskonių. Tokiu atveju bus mažiau kaip desertas, o labiau kaip patiekalas. Jeigu pridėsit daugiau džiovintų vaisių, tai bus jisai saldesnis, bet aš bet kokiu atveju vis tiek dedu druską, pipirus, česnakus ir čili pipirus. Vietoj klevų sirupo galima naudoti rudą cukrų, taip pat medų. Jeigu jums nepatinka saldus skonis, galite apskritai nedėti, tai čia kiekvieno pasirinkimas pagal skonį. Kepsime ant netiesioginės ugnies, naudojant deflektorių ir tiesiog indelius dėsime ant grotelių. Šį kartą rūkymo pagaliukų nebus. Na ką, kuriam kepsninę. Kepimo temperatūra turėtų būti tarp 200 ir 220 laipsnių. Kadangi naudoju molinius indelius, tai įdedu truputėlį anksčiau, kad nebūtų tokio didelio temperatūrų šuolio. Bet jeigu naudojat ketaus keptuvėlės, tai galite iš karto dėti ir karštesnį kamadą, tada tešla labiau iškils ir bus aukštesnė. Visas kepimo procesas užtrunka apie 20 minučių, gal 25 minutės ir kepimo metu būtina pasukinėti tos indelius tam, kad jie šiltų vienodai ir kepimas gautųsi tolygus iš visų pusių. Jeigu mėgstate labiau prikepusią tešlą, tai galite pakepti ir ilgiau, bet esmė, kad sūris viduje pilnai išsilydytų ir tešla būtų pakankamai iškepusi pagal jūsų skonį. Baigus kepti reikėtų palaukti, kol truputį pravės, kadangi kepėm indeliuose, tai pakankamai daug tos šilumos dar yra sukaupta ir po kokių 5-10 minučių galima valgyti. Išties labai skanus receptas, rekomenduoju pabandyti patiems.
Skanaus ir iki kito karto.